Kaip paaiškinti vyrui, kad santykiai ne vien tik seksas, bet jis nesupranta, reiškia, kad jie kalbasi. Pabandykit, miela klausytoja, užduoti tą patį klausimą sekso metu. Nes jeigu tu darant tai pasakysi, mažiukai, aš irgi ryte noriu kavos, aš tikrai manau, kad atsakymas bus visai kitoks. Jūs parodykite jam savo veiksmais, kokio dėmesio norite. Jeigu norite apsikabinimo, priimkite jį švelniai, apsikabinkite. Iš tikrųjų, mes gražų santykių kartais kuriame per tam tikrą įprotį. Pavyzdžiui, aš visą prieinu, tave apsikabinu, tave pabučiuoju, pasakau gražų žodį ir... Taip, ir šito vyro įprotis yra seksas. Tai kame problemos? Tai per jo mėgstamiausią veiklą reikia jam ir pasakyti, ko tu nori. Mes galim pasikalbėti, žiūrėk, tau reikia sekso, man reikia pasikalbėjimo. Pasikalbam ir einam mylėtis. O kodėl negalim besimylint pasikalbėti? Kas yra? Jūs, moteris, esate protingesnis už mus. Ar tikrai? Jūs galite aplinkeliai sukti ir galvojat, kad mes suprantam. Mes tiesiogiai tik suprantam tos dalykus. Aš noriu palinkėti, kad mes niekada santykiuose neprarastume tos kontrolės. Nebent lovoje. Eteryje Ieva ir Justė.